Dienos faktas. Kai žmonių klausime, kokias lubas jie nori montuoti, ar gipso kartono, ar įtempiamas, neretai gaunam klausimą, o koks skirtumas. Ką tik grįžau iš objekto, kuriame labai aiškiai matosi skirtumas, tad šią istoriją pasidalinsiu ir su jumis. Apie viską stengsiuos trumpai. Butas pastate senamiestyje, pastatui daugiau nei 100 metų, stogui irgi daugiau nei 100 metų. Atėjo audra, stogas pradėjo leisti ant pastogės, pastogė kiaura, pradėjo leisti ant buto. Butas turėjo įtempiamos lubas, kas ir yra didžiausias privalumas šitoje situacijoje, kadangi vanduo pradėjo kauptis ant pačių lubų. Vienu etapu jisai išbėgo per šviestuvą, kitu etapu kaupėsi į didžiulę įdubą, kurią man atėjus po poros laiko galėjau išsiurbti per ištrauktą šviestuvėlį. Ir lubos atgal atsistatė į savo buvusią poziciją, nieko nepažeidė, sienos liko švarios. Ir viso to nebūtų buvę galima padaryti, jeigu lubos būtų gipso kartono ar Armstrong struktūros. Tokiu atveju visas vanduo būtų kaupęsis ant lubų, sugadinęs gipsą, bėgęs per šonus, nubėgęs per sienas, sugadinęs grindis, apipylęs kaimynus ir kitų problemų. Įtempiamos lubos šioje situacijoje mums padėjo sutaupyti ne tik savo pinigus, bet ir kaimynų pinigus ir atsikratyti didžiulių nuostolių, kurie galėjo įvykti.